Va, atvažiavo pagrindinis mūsų svečias. Matau. Paskui vandenį, sako, gal irgi pardavinėja. Ne. Važiavo pas mus pats Eduardas Vaitkus. Vegetarinis. Ar dabar įdėti? Gal pradžiai vandens, man trūksta vandens. Nes šiandien irgi ten kalbėjau be sustojimo, tai... Vanduo šventas. Jo, vandens. Ir aš visai nusiteikęs. Sveiki, jums kai ką pasakyti. O, labai gerai. Tai išgeriu vandens ir jeigu galima, truputį pakalbu, paskui to plovo norėsiu paragauti, jeigu bus galima. O paskui gal dar tada ar klausimus atsakysiu, ar dar ką nors. Oi, jūsų kaip nepamačiau iš karto. Viršų ir vėliavo, jo. Vėliavo, taip. Jo, čia jums visi susirinkę gerą linkintis, pergalės, kaip sakant, nenugalimumo tokio. Kaip tik va galvojau, nuo ko pradėsiu, tai pirmą sakinį žinau, o paskui apie Armonaitę papasakosiu, su kuria buvau susitikęs. Tai nuo Armonaitės pradėsiu. Mes iš vis neplanavom važiuoti, bet vaikučiai nusprendė. Jeigu galima, aš išgėriau, ne, noriu pakalbėti. Gerai, ten galima išmesti, to mikrofoną paruošiu. Jeigu galima, aš išgėriau, ne, noriu pakalbėti. Gerai, ten galima išmesti, to mikrofoną paruošiu. Jie Šerlokai Laginį, sako. Nu, gal ir neprasidavęs, bet niekas nežino. Laginų, sako. 300 tūkstančių už Paskicho korupcinę. Nu, gal ir neprasidavęs, bet niekas nežino. Laginų, sako. 300 tūkstančių už Paskicho korupcinę. Bet niekas nežino. Laginų, sako. 300 tūkstančių už Paskicho korupcinę. Bet niekas nežino. Laginų, sako. 300 tūkstančių už Paskicho korupcinę. Tai gal atsimena, filmas buvo. Adomas norėjo būti žmogumi. Žmogumi. Tai aš įsivaizduoju, kad čia susirinko žmonės irgi, kurie pirmiausia nori būti žmogumi, žmonėmis. Ir dabar tada pradėsiu taip ekspromtu, kadangi buvau Šiauliuose, su Armonaite. Pasimačiau, nes jos palapinė buvo šone ir galvoju, padiskutuosime, labai gerai. Tai aš priėjau prie Armonaitės, sakau, gal pasikalbėkime. Jinai man sako, ne, aš einu pasikalbėti su Lietuvos žmonėmis. Sakau, taip, supratau, aš esu ne žmogus. Jūsų požiūriu. Aš ne žmogus. Tai aš jiems galiu sakyti, ačiū, kad jūs kalbate. Ačiū, kad jūs pasirodote. Ir aš tada prisiminsiu sąmoningai, piktybiškai galit pasakyti, Džiugelį. Tas, kur Landsberginis ant invalido vežimėlio. Jisgi pasakė, kad aš ir kiti apie 10-15 tūkstančių Lietuvos žmonių yra erkės, kurie rinksis į Vingio parką. Tai mes jiems esame ne žmonės, mes erkės, mes šunauja, o mano didybės manija
Aš sakau, didybės manija, nors tai savigarba ir savivertė. Kiekvieno žmogaus turi būti. Tai mano didybės manija sako, kad aš noriu būti žmogumi ir aš esu žmogus ir mano per gyvenimą einant kelyje aš jaučiu ir suprantu, kaip aš vis besivystydamas ir betapdamas žmogumi vis pereinu į naujas ribas. Aš manau, kad toks mūsų gyvenimo ir yra. Arba gali būti tikslas. Gyvenam, suvokiam, suprantam tapimo žmogumi stadijoje. Viena stadija yra vienokio, kita stadija kitokio, viskas individualu. Mes galim suvokti tiek, kiek esame pribrendę suvokti. Aš pavyzdį studentišką, kadangi medicinoje daug metų ten pradirbau, pavyzdžiui, krūtinės ląstos rentgeno nuotrauką parodykit, ne medikui. Sakys, kažkokie šešėliai, kažką matau, ar ne? Parodykit krūtinės ląstos rentgeno nuotrauką, parodykit, ne medikui. Sakys, kažkokie šešėliai, kažką matau, ar ne? Parodykit studentui. O, sakys, šičia diafragma, čia širdis, o čia plaučiai, o čia šonkauliai. Lygiai tą pačią krūtinės ląstos rentgenogramą parodykit specialistui. Sakys, o čia plaučiai, o čia šonkauliai. Lygiai tą pačią krūtinės ląstos rentgenogramą parodykit specialistui. Sakys, valdžia jumi. Šitiems valdžioje esančiams ir sakau, jūs esat išdavikai. Negalima taip negražiai kalbėti. Bet jeigu mes dabartiniais laikais po 30 metų, kai vis pakartosiu tą močiutę 80 virš metų, mano kaimynė, kur buvo amžinatilsė, sako, pavojinga kalbėti apie politiką. Kas galėjo 90 metų pradžiai pagalvoti, kad laisvoj, nepriklausomoj Lietuvoj nuostata susidarys. Tai nereiškia, kad 100% teisybė, bet žmogus jaučia savo viduj pavojų, kalbėdamas apie teisybę ir apie politiką. Tai ko verta mūsų valdžia? Nes valdžios pasakoje žmonės pradėjo taip galvoti. Ir aš tada kartoju ir pakartosiu dar kartą. Sausio 13 ten vienoj laidoj nufilmavo žiemą, kur aš sakiau, ar Seimas, kartosiu dar kartą, sausio 13 ten vienoj laidoj nufilmavo žiemą, kur aš sakiau, ar Seimas pokavimą įpakuoti, kad jis atrodys, ne, ten viduj nenuodai, čia yra gėris viduj, taigi uždirbsime. Tėvynę pardavę. Galima ir taip vaikus auklėti. Ir viskas priklauso nuo tos valdžios, kurio viršui sėdi ir nuleidžia tas gairias žemutiniam grandim. Tai ką aš galiu padaryti? Aš mažas žmogelis. Man taip liepė. Senas filmas. TSRS laikų buvo. Apie revoliuciją. Ir rodo tokią sceną, kad atėjo ten žmogų prasikaltusi, galbūt tik tai įtariamai prasikaltusi, atėjo pas viršininką, sako, tu šioks toks ir anoks, maukis kelnes. Ir pradeda žmogus sakstytis diržą. Ir tada tas viršininkas, tas blogasis sako, tai kas iš mūsų yra blogasis? Tu ar aš? Ar tu, kuris vykdai tą kiaulišką, nežmonišką nurodymą? Ar aš, kuris duodu tą kiaulišką nurodymą? Kas iš mūsų yra blogesnis? Čia labai rimtas klausimas. Jis ir filosofinis klausimas. Bet aš mažas žmogelis, man gyventi reikia. Aš vis kartoju, nes tai yra klasikinis pavyzdys apie mus, ne apie kitus, ne apie rusus, ne apie kiniečius, ne apie lenkus, apie mus. Tai moteriškė Biržuose, jauna moteriškė, kurią ligoniniai paėmė
apmokėti, kad turėjo sumokėti, nors jinai buvo bedarbė, užsiregistravusi ir mokėti neturėjo. Sakau, rašykit pareiškimą, jums sugrąžys pinigus. Aš sakau, klasika. Moteriškė sako, ne, tai jūs parašykit, man čia gyventi reikia. Ką tai pasako apie mus? Apie mus. Ir aš sakau, čia mano didybės manija, kad aš sakau, aš nusipelniau geresnės valdžios. Bet aš suvokiu, kad aš esu mes sudėtinė dalis ir mes nenusipelnėm. Bet koks mano tikslas tada? Visad būna kristalizacijos židinėlis. Mažiukas, nereikšmingas, jį galima nekreipti dėmesio. Ir tas kristalizacijos židinėlis gali tam drumstam vandenyje sukelti specifinę reakciją ir tos drumstas vanduo nuosėdom iškrinta ir švarus vandenėlis pasilieka. Tai aš įsivaizduoju ir prezidentinės rinkiminės kampanijos metu, nes turbūt žinot, gal ten irgi dalyvavau, mano uždavinys buvo paskleisti žinią. Ir užtat specialiai iš bažnytininkų rango noriu atimti ir atimu žodį evangelija, kurią išvertus į lietuvių kalbą geroji žinia, geroji naujiena. Aš skelbiau evangeliją, kad gali būti ir kitoks požiūris. Lietuva neparduodama. Aš suprantu, kad tiem, kurie pardavinėjo Lietuvą 30 metų, nėra ką sakyti ir sako, tada jis nori parduoti Rusijai. Šitas pasakymas reiškia, mes maži, mums nėra kitos išeities, mes privalome parsiduoti. Ir uždavinys pasirinkti gerą šeimininką arba už gerą kainą. O aš sakau, yra galimybė. Mes galim neparsidavinėti. Vien tokios žinios paskleidimas jau yra pakankamai daug. Jau nekalbu apie tai, kad jie išdavikai, kad jie konstitucijos nesilaiko. Ir pasakyti išdavikui ir prostitutai, kad jūs tokie esat. Taigi nepatogu, žmogus susinepatogins, argi galima taip įsižeis. Aš sakau, galima. Ne tik galima, bet ir būtina. Nes jeigu mes nepasakysime, pasveikti šanso nėra. Tai mano uždavinys buvo pasakyti garsiai. Su visokiom laisvės aušrinėm ir panašiai partijom, ar ne? Aš vieną jiems turiu klausimą. Sakau, ko jūs bijote laisvo žodžio? Jūs nesutinkate su manim pasikalbėti? Ne, mes einam kitur. Tai aš jiem universalų vieną ir visom kitom sisteminiam partijom. Visos absoliučiai yra sisteminės, išskyrus tą mano Eduardo Vaitkaus sąrašą. Lietuvos liaudės partijos ten nei vieno nario nėra. Jie davė kevalą. Kodėl ir kaip? Atskira tema. Jie davė kevalą paskelbti šią žinią, kurią aš ir skelbiu. Pirmą kartą per 30-35 metus turi Lietuvos žmonės galimybę pasirinkti arba kokią nors sisteminę partiją, pagal kaklaraiščio spalvą arba jų emblemos gražumą. Arba vienintelę nesisteminę Eduardo Vaitkaus sąrašą. Dabar kuo aš grindžiu? Konstitucijos buvo sulaužymai. Vėl. Taigi neturi informacijos, negali žinoti. Ir aš sakau, mano gyvenime visur yra tik atsitiktinumai, bet tuose atsitiktinumuose ir yra dėsningumas. Nors viskas atsitiktinumai. Tai praėjusią kadenciją čia Vaišvilas suorganizavo ir buvo signatarų kreipimasis į Seimą. Su šūkiu, ką jūs darote? Jūs laužote konstituciją ir konstitucinio teismo išaiškinimą, nes tame susitarime tarp Lietuvos ir Amerikos, kurį jūs Seime dabar tvirtinate, yra 4 kartus pasakyta. Tik Amerika turi išskirtinę teisę į tam tikrus bazės pastatus. Tik Amerika, ne Lietuva, turi teisę
išskirtinę į tam tikras vietas, teritorijas bazėje. 4 kartus pasakyta. Lietuva ten neturi teisės įeiti, žinoti, kas ten daroma. O Konstitucinis teismas yra išaiškinęs, kad Lietuvoje gali būti užsienio karinės bazės, nors straipsnis sako, Lietuvos teritorijoje negali būti užsienio karinės bazės. Tai Konstitucinis teismas paaiškino, kad bazės gali būti, nes tos bazės iš tikrųjų yra Lietuvos. Nes ten Lietuva viską valdo. O tik tai tie, kareiviai iš užsienio. Toj sutarty 4 kartus pasakyta, Lietuva nevaldo. Ir 112 Seimo narių sąmoningai sulaužė savo priesaiką ir konstituciją. Tai aš tą kartoju ir kartosiu. Toksvėjau, konstitucija tai yra mūsų Lietuvos žmonių valia rašytinė. Ir aš sakau negražiai, į dantis šitai valdžiai duota ir visom kitom Lietuvos valdžiom, kurias mes išrinkome. Vienaip ar kitaip, bet išrinkome, nes ne kiniečiai rinko. Sufalsifikuota, nepilnai sufalsifikuota, kita tema. Ir jeigu valdžia nesilaiko mūsų priimto pagrindinio įstatymo, ji tampa nebeteisėta. Ir jų sprendimai tampa nebeteisėti. Ir tada praėjusią kadenciją 112 Seimo narių sulaužė konstituciją ir savo priesaiką, visi privalo eiti lauk nuo tos pat dienos. Bet tam reikia Konstitucinio teismo sprendimo. Ir tam reikia, kad po Konstitucinio teismo sprendimo 85 Seimo nariai prabalsuotų, kad jie turi eiti lauk. Ir mes esam visiškai beginkliai. Šitos valdžios pastangomis mes esame beteisiai ir beginkliai savo šaly. Bet aš pabaigsiu dar. Jie tapo nebeteisėti. Bet kas tada sekantis kyla dar baisesnis. Visi jų priimti įstatymai nebeteisėti. Nebeteisėti. O šią kadenciją paskui 10 metų jų negali rinkti į Seimą. Bet jų didžiąją daugumą išrinko į naują Seimą, o šitas Seimas man gerai, grynumo prasme ir išaiškinimo prasme, man gerai pasakyti, iliustruoti, kad šitas Seimas, 84 Seimo nariai vėl sulaužė konstituciją. Ir aš tada pasiremiu jau ne savim, o Žalimu, kurio aš negerbiu. Bet jis profesorius, Konstitucinio teismo pirmininkas, ir jis prieš balsuojant Seimui, ten buvo signatarai, sakė, ką jūs darot. O čia jis sakė Seimui, ką jūs darot. Atvirai antikonstitucinį įstatymą priėmat. Priėmė. Praėjo 1,5 metų, Konstitucinis teismas patvirtino. Taip, sulaužyta konstitucija. Ir tada, kai pradėjo dar Žalimas apie tai, viešai prieš balsavimą pranešė. Nusispjauti. Traukinys eina taip, kaip užplanuotas. Kai Konstitucinis teismas patvirtino, reikia vaidinti muilo operą, kas kaltas, kažkodėl atsakingas ir taip toliau. Ir tada Žalimas, man tinka jo pavyzdys. Jisai 2 kartą rašo straipsnius, ką jūs čia vaidinat, visi žinojote, kad antikonstitucinį priėmat įstatymą, tai kam dabar Bilotaitę kaltinat, ar dar kokį ministrą? Ir šitie išdavikai mūsų valdžioje toliau gyvuoja, o mes esam beteisiai. Jie dar ir gyvuotų toliau, bet dabar geopolitinė situacija yra tokia, kad pavojus Lietuvos žmonių ir valstybės egzistavimui su šita valdžia. Kaip Ukrainos žmonės į mirtį siunčia, ne amerikiečiai, jų vietinė valdžia išrinkta. Jie siunčia į mirtį. Jie liepia gaudyti kareivius ir į frontą. Taip mūsų išdavikų valdžia atėjus dienai X pasakys, kad ir Lietuvoje taip pat reikia į frontą. Ir jie to neslepia. Ir jie to neslepia. Tai šitam geopolitiniam kontekste
20 metais situacija buvo visai kitokia. O dabar situacija yra tokia, kad tas tiesos žodis, kurį aš vadinu arba Evangelija, geroji naujiena, mes galim susigrąžinti valdžią, jeigu tik patikėsime. Patikėti reikia, kad mes tą galim padaryti. Minutę. Ir jeigu mes patikėsime, nieks sustabdyti negali. Šitas šunsnukių valdžia patys pripažino, kad 450–500 tūkstančių žmonių Lietuvoje yra suvokiančių, ką aš kalbu. Ir jie nežino, ką su jais daryti. Bet 400–500 tūkstančių yra labai didelėje, jokių būdų nepakanka prezidento išrinkimui. Už Gitaną Nausėdą pirmajam ture 660 tūkstančių prabalsavo. Jiem patinka, kai bučiuoja svetimas vėliavas ir kai Lietuvos pinigus siunčia svetimom šalim. Ir kai po 3 milijardus, po 20% mūsų biudžeto mes daugiau išleidžiame, skolinamės, negu surenkam savo anūkų ir vaikų sąskaitą. Nu patinka žmonėm, nu patinka. Nu ką aš galiu padaryti, jeigu jiems patinka, kai juos prievartauja. Pasakiau šitą žodį ir tada prisiminiau. Muntianas, Seimo pirmininkas buvo. Ir jis pasakė pačius vienus baisiausius žodžius, kurias gali pasakyti mano suvokimų valdžia. Kalba ėjo apie policininkus ir reikia vykdyti policininko nurodymą, nors aš žinau, kad jis neteisėtas. Bet tokia žaidimo schema yra. Aš privalau įvykdyti tą neteisėtą sprendimą, o paskui galiu jų apskūsti. Ir ką pasakė Muntianas? Tai jeigu gal 1,5 praeis ir pasakys, kad čia buvo netyčinė klaida ir nieko nenubaudžiamo, jūs esate teisus. Tai ką pasakė Muntianas? Seimo pirmininkas, kuris buvo, pasakė, kad jeigu nieko negali padaryti, tai nors reikia atsipalaiduoti ir pabandyti pajusti malonumą iš tos situacijos. Jis tai pasakė tiesioginiu tekstu, malonumą pajusti. Nu, o čia žiūrėk kaip į cirką su tuo policininku, bet tai yra pasityčiojimas iš žmogaus, kuris ir yra atskaitos taškas. Nieko nėra. Человек это звучит гордо. Gorkis pasakė, rusiškai skamba kitaip truputėlį. Ir рожденный ползать, летать не может. Ar не может, не будет, nežinau. Tai рожденный ползать, nu ką darysi? Jo toks likimas, jo tokia evoliucija asmeninė. Tai aš galiu kreiptis tik tai į tuos Lietuvos žmonės, kurie jaučiasi žmonėmis, nenori būti pastumdėliais ir nenori būti, aš čia kaip kalambūras man išėjo seniau, kai rašiau apie Čmilytę, kadangi jinai šachmatininkė, kad jinai žaidžia šachmato partiją, kur jinai valdovė, kai jinai žaidžia partijos partiją. Savo partijos partiją. Ir Lietuvos žmonės yra pėstininkai, kurie turi būti paaukoti valdovės labui. Aš nenoriu būti šitų šunsnukių žaidime pėstininkas. Nes aš esu žmogus ir jie turi dirbti man ir jie turi dirbti, kad Lietuva eitų atgimimo ir tobulėjimo. Aš apie moralinį tobulėjimą kalbu, o ne ekonominį. Ekonominiu požiūriu mes gyvenam dabar niekada pasaulyje, gerai, per 200 metų, per 150 metų taip gerai negyvenom. Čia kita tema, ar ne? Aš nustebau, taigi nežinai, atsitiktinai viską pasižiūriu. Kas buvo pirmajam pasauliniam kare, kai vokiečių kariuomenė užėmė Lietuvą. Aš nustebau. Pirmas privalomas nurodymas. Į kokį kaimelį užėmą, miestelį užėmą. Pirmas nurodymas. Tualetus įsirengti visiems. Tualetus pasitvarkyti. Kaune 18 metais 50 ar 60 tūkstančių žmonių gyveno, vienas vienintelis namas, kuris turėjo vandentekį, nu ir tualetus. Vienas vienintelis. Tokia mūsų istorija.
Tai dabar mes gyvenam nuostabiai ekonominiu požiūriu. O ar mes jaučiamės lietuviai? Aš tautinius šokius šokau ir tai TSRS laikais mano sąmonėje buvo, o aš lietuvis. Ir už to tiek, aš šoko irgi tautinius požiūrius, tai vat, Bronius šokėjas, nesvarbu, kas jisai dabar, o anas irgi šokėjas. Pagal tai man skirstosi. Aš pašto lietuviškus ženklus irgi rinkau, Smetonos laikų, dabar vis pasižiūriu. Tais laikais jie kainavo stipriai brangiau pagal rublio galę, negu dabar jie kainuoja. O dabar praėjus, nuo 73 aš grubiai baigiau ten juos rinkti, nors turiu gerą kolekciją. O dabar prieš pusmetį pradėjau vėl iš naujo rinkti, dar ko truputį trūksta. Tai dabar jie kainuoja kartais pigiau pagal mūsų kasdieninės pajamas arba kasmėnesinės pajamas negu tuo metu. Nes turiu dar pasižymėjęs, kiek rublių už ką sumokėjau. Tai mintis mano yra tokia. Ir tą mintį išgirdau irgi, čia ne mano sugalvota, ar ne tik tai mano kartojama mintis. Ne likimas mus pasirenka. Mes pasirenkam likimą. Kai likimas mus pasirenka, taigi aš nekaltas. Aš nekaltas. Kaltas. Tu ir pasirinkai tą savo likimą. Kaltas. Bet žmogui psichologiškai smagiau būti nekaltam. Čia irgi gryna medicina. Žmogui reikia nepakeisti gyvenimo būdą, nesusitvarkyti su savo režimu, o duokit nuo kraujospūdžio tablečių. Ir jeigu tabletės neveikia, daktaras kaltas, kompensavimo sistema bloga, farmacinė firma kalta, bet aš tai nekaltas. Nes jeigu aš būčiau kaltas, tai aš turiu kažką daryti, o daryti yra sunku. Nu tai tada jūs turit būti kaltas, kad man yra blogai. Bet supraskite, nu taigi aš negaliu kitaip. Negi apkaltinsiu save. O aš sakau, mes esame kalti. Čia mano šūkis yra vienas iš tų ir programoje įrašyta, kad signatarų rentas reikia nuimti. Velnio, atsiprašau, jums garbė buvo, kad jūs turėjot galimybę prabalsuoti. O ne tai už tai, kad dabar jums reikia papildomai kažką mokėti, išskirtinai negu kitiems Lietuvos žmonėms. Čia jums garbė, o ne prekyba. Aš vis prisimenu ir šiandien mačiau irgi nacionalinio susivienijimo palapinė buvo. Ašgi jūs steigėjas buvau. Oi, gal profesorius Radžvilas. Čia prieš kokius 4-5 metus jie įstis. Protingas toks žmogus, viskas tvarkoj, reikia padėti, vilties kibirkštėlis. Ir paskui tada, kad jis tokią didybės maniją turi, tai aš negalėjau pagalvoti. Ir jau vien iš to, kad jis savo Facebooką ir kitur daktaras profesorius Radžvilas. Atsiprašau, aš esu Lietuvos pilietis. Visi laipsniai vardai į šiukšlių dėžę. Pilietis aš esu. O visi kiti pavadinimai nulio vertės. Ir jeigu tu nesijauti pilietis, tai tu pilietinės pareigos ir netliksi. Tu tik tai lauksi, kad tave pavadintų profesorium ar dar ko nors. Nes be to pavadinimo, be to celofano aplink, tuščias esi. Nulis, kaip balionas, išsipūtęs. Tai vėl, ašgi buvau jų steigėjas, o paskui mano klausimas buvo paprastas. Atsiprašau už negražų žodį, bet specialiai tokį pasakysiu, kai dulkino Venckienė. Mūsų sistema, nepadoru taip elgtis. Ir aš sakiau Venckieniai, kai aš jūs palaikau save iš tikrųjų, nes sekantis aš galiu būti arba bet koks kitas Lietuvos žmogus, su kuriuo taip pat elgsis. Tai yra mūsų visų bendras reikalas. Ir jų tada sprendimas buvo, jie nepasisakys niekaip dėl Venckienės, nes galbūt pasisakė teigiamai, kad jinai neteisingai skriaudžiama. Jie praras daugiau balsų, negu gaus naujų.
Reiškia, ponai, užsiemat prekybą moralinėmis vertybėmis. Kas kiek duos pinigėlių arba balsų skaičių, už tiek ir parsiduodate. Tai jeigu aš toliau su jais būnu, tai aš nepadorus pasidarau. Tas pats. Totaliai taip. Tas pats. Tai lygiai taip pat, kaip dabar kitos irgi partijos, kuriuom reikia pavaidinti, kad jos yra kitokios. Ir užtat termino opozicinės partijos. Ką norite apgauti? Tuos, kurie nesuvokia. Apgausit, makaronus prikabinsit. Kad vieną kadenciją vieni valdo, kitą kadenciją kiti valdo. Ir veda tą pačią liniją, bet vieni muziką uždeda vienokiu ritmu, o kitą kitokiu. Tuo ir pasibaigia skirtumai. Taip. Tai vienam taip gražiau, kitam taip. Ir sakom, kaip jie va dabar šitie tikroji opozicija. Išdavikai ir tikrieji išdavikai. Išdavikai aiškus, išdavikai dar ne iki galo aiškus. Politinės prostitucijos šalininkai atviros, o šitie politinės prostitucijos paslėptos šalininkai. Tai gal pavadinkim, prostitucija yra prostitucija ir kelkiam klausimą, o kaip mums susigrąžinti savo valstybę? Be politinės valios niekaip nesusigrąžinsim. Politinės valios nebus iš anų pusės. Man akivaizdu. Labai seniai vienas žmogus man pasakė irgi vieną elementarią ir teisingą mintį. Mintis buvo tokia, aš atidaviau tokį laikrodį pataisyti, reikia nešti ir taip toliau. Ai, sakau, gal jūs pataisykit. Jisai paėmė ir pradangino tą laikrodį. Tai aš sakau, ne tai, kad guodžiuosi, bet sakau, pradangino. Žodžio apgavo, nepasakiau. Bet potekstė buvo tokia. O tas žmogus, jaunas, mano amžiaus, tai dabar sakau jaunas. Jisai sako, neapgavo tavęs. Tu pats save apsigavai. Nes tu žinojai, koks jisai yra. Ir žinojai, ką greičiausiai jis padarys. Bet tu vis tiek atidavėjai jam, kad pats save apsigautum. Ir kad tau nereiktų daryti to kasdieninio darbo, kurio tu nenorėjai daryti. Tikra teisybė. Tikra teisybė. Tai politinės valios, kad kas nors pasikeis šičia, anie neturi jokios. Šiuo metu į Seimo rinkimus mes einam, kur mūsų ten Mažvydą Misiūną iš vienmandatininkų nori išmesti, tai dabar teismas turės spręsti, dar tokį Raimundą Purvinską irgi iš vienmandatininkų nori išmesti, teismas turės spręsti. Tai pasižiūrėsim, 36, 39 tam tarpe pas mūsų yra. Net jeigu visus išrinktų, mes sprendžiamos teisės jokios neturim. Bet turėsim auditoriją, ne auditoriją, tribūną, iš kurios bus galima garsiai rėkti ir sakyti, kas yra, ir bandyti kaip su tuo varpu priskambinti iki Lietuvos žmogaus. Baišvilos ten pasiūlymų buvau nuvažiavęs į Vilnių ir buvo varpininkų minėjimas. Nežinojau, taigi negali visko žinoti. Vincas Kudirka namuose lenkiškai kalbėjo. Čiurlionis iki mirties neišmoko normaliai lietuviškai kalbėti. Visi buvo tėvai jų, ir Smetona buvo ten irgi paminėtas. Tėvai, ne, į kunigus ir apie jokią lietuvybę, jokių kalbų, nes kitaip negausit išlaikymo, palikimo ir viskas. Ir kai Basanavičiaus tas varpas pirmasis ir išėjo, aprašo savo atsiminimuose Kudirką, kuris lenkiškai namuose kalbėjo. Tautinės giesmės autorius. Jis aprašo, kaip jis paėmė žurnalą, kaip jam iš akių ašaros pradėjo bėgti, kai jis pajuto, kad jis yra lietuvis. Jis pajuto tada. Ir per visą istoriją, per keliasdešimt metų, apie 250 tik tai buvo tokių žmonių. Tik 250. Ir jų pasėta sėkla, jų lietuvybės sėkla vis tik sudygo.
Tai čia yra gera viltis, arba tai yra kelrodė žvaigždė. Darbas tų, kurie sako, man ne tas pats. Žmogus ir Lietuvos pilietis, tai yra svarbiausia. Ir mes privalome turėti tokią valdžią, kuri tarnauja šitam Lietuvos tikslui. Kad Lietuva augtų ir tobulėtų kartu su mumis, o ne tai, kad Lietuva išsibėgiotų ir išnyktų. Oželytei atimčiau visas regalijas iš karto. Tiesiog nėra tokio įstatymo ir atimti negalima, ar ne? Bet jeigu mano valia būtų, atimčiau viską ir iš karto, nes jinai džiaugiasi, kaip Lietuva išnyks. Kai Lietuvos 2 ministrai, aš sąmoningai ir specialiai parašiau Ingridai Šimonytei, kad 2 jos ministrai viešai pasakė. Jie antrą kartą, tuo metu buvo vienas ministras, o paskui jisai Kasčiūnas dabar irgi ministras. Jie viešai pasakė, jie ir antrą kartą nusižengtų Lietuvos konstitucijai ir sulaužytų savo priesaiką. Sąmoningai tai padarytų. Ir jie toliau lieka ministrais. Tai tokiu atveju jau yra klausimas nebe tų 2 asmenų, o Šimonytės, kuri irgi balsavo už tą antikonstitucinį įstatymą. Šimonytės klausimas. Kokia jūs esate ministrė pirmininkė, kuri savo kabinete turi 2 sulaužiusius priesaiką žmonės? Jūsų atsakomybė, bet jie net nejaučia ir jiems nusišvilpti, nes tokių kalbančių kaip aš, jiems yra mažuma ir jie dar nebijo. Jie prisibaimina, kas vyksta Vokietijoje. Jie prisibaimina Olandijoje. Jie prisibaimina prezidentas Nausėda po vienu teledebatų atsisėdo šalia manęs, kai nuvalinėjo tą grimą. Ir sako, bet Orbanas kaip elgėsi Europai, kaip visus nustato ant blakstienų, šantažuoja. Sakau, tai labai gerai, toks ir yra žaidimas. Sakau, daugiau žmonių bus jį palaikančių. Bet kaip jis negražiai elgėsi, prieštarauja bendrai krypčiai. Bendrai karo krypčiai, sunaikinimo krypčiai. Tai aš sakau, mano didžiausia pagarba Vengrijos žmonėms, kurie turi ir išrinko Orbaną. Jie sugeba atskirti, kiek lietuvių, kurie turi ir išrinko Orbaną. Jie sugeba atskirti, kiek lietuvių ir išrinko Orbaną. 2 milijonai, kurie negalės suprasti, ką aš kalbu arba ką jūs kalbate, jeigu kartosite tą pačią mintį, kurią aš vystau. Jie tiesiog negalės suprasti. Ir tada sąmoningai ir negražiai, pradžiai net nepatogu kartoti, bet aš tada pasiremsiu Bibliją čiagi. Kristaus žodžiai. Nemėtykit perlų, nebarstykit vis rašo, bet man nemėtykit gražiau patinka. Nemėtykit perlų kiaulėm, nes jos atsisukusios gali sutrypti ir net jūs sugriaužti. 400 000, 500 000, tuos bendraminčius reikia suvienyti ir surasti. Aš vienas arba ta mano komanda, kuri yra, jie nieko padaryti negalės. Arba mes visi dirbame. Dar vienas niuansas, paprastas ir elementus. Kodėl Vaitkus neprašo pagalbos? Taigi, ar klausimas, apie kuriuos aš keliu tas vizijas, matymus ir kaip toliau turi būti, ar tas klausimas yra man aktualus, ar tai yra mūsų bendras reikalas? Jeigu jūs sakot, kad aš čia padarysiu malonę Vaitkui, tai Vaitkui ir jo komandai malonės nereikia padaryti. Tas Mezgėjas, kur jisai prezidentinės kampanijos metu, ten jo nuotrauka graži buvo su to mano laikraščiu. Jisai sako, tokią mintį pasakė, sakau, jūs labai teisus. Sako, nesvarbu, ką kalba ir ten Vaitkus, svarbu, kad jo mintis atitinka mano interesus. Tai ir yra, jeigu šitos mano išsakomos mintis atitinka jūsų interesus, tai tada jūsų net prašyti nieko nereikia.
Nes jūs žinote, kad reikia dirbti. Vienas gali vieną padaryti, kitas kitą padaryti. Ašgi negaliu žinoti, ką Petras, Povilas ir Jonas, ką jie gali. Jūs geriau galite žinoti. Ir tada sakot, o aš padarysiu tokio baro, tokio darbelį. Šaunu ir gražu. Visi gali prisidėti. Pagal savo sugebėjimus, pajėgumus ir taip toliau. Apie tą diskusijos net neina. Ar tai yra mūsų reikalas? Labai seniai bandėm ir galvojom su tokiais teisininkais. Prieš 22 metus, nežinau, labai seniai. Kad reikia kažką daryti, jiems priešintis. Ir tada pavadinimas sugalvojo, mūsų reikalas. Ir paskui tada paaiškėjo, kad itališkai tai yra Cosa Nostra. Mafijos grupuotės. Toks šaukinys yra Cosa Nostra. Ne šaukinys, pavadinimas, ar ne? Bet tai yra mūsų reikalas. Ne mano, ne jūsų atskirai. Bet to žmonės suvokti negali, nes demokratijos daigai, o demokratijos pagrindiniai daigai yra nuo savivaldybių. Seniūnai, seniūnaičiai, mes turim juos išrinkti ir jie turi turėti finansavimą, o finansavimą nieks neduoda. Tai jeigu juos ir išrenkam, jie nieko padaryti negali. Mes nesam šeimininkai. Jeigu jisai tinkamai partijai, tada suorganizuos ir duos pinigų, kad čia kažką padarytų ir tada žmonės toliau balsuokit už jį. O jisai toliau vykdys partinius nurodymus. Tai seniūnai, seniūnaičiai iš apačios demokratija turi vystytis ir tuos daigus prieš 34 metus šitie mūsų išdavikai ir sunaikino. Nes politinė visuomenė yra pavojinga jiems. Nes jie pareikalaus atsakomybės. O ką jūs darote? Ir kodėl taip darote? O geriausias rezultatas, tai vis tiek nieko nebus. Sakau, tvarkoj, jūs jau pasidavėt. Sistemos požiūrių žiūrint, tokio rezultato ir reikia. Pasiduokite. Be mūšio pasiduokite. Maja dabyčia. Labai teisingai pasakė Ingrida Šimonytė. O jūs dabar 4 metus tylite. Nes mes išrinkti ir mes jūsų valdžia. Jis sąžiningai teisingai pasakė. Tai klausimas, ar mes sutinkame su šitokia valdžia ar ne. Ir dabar pirmą kartą yra šansas. Zuikiai, labas. Pirmą kartą yra šansas mums pasakyti garsų ne. Pabaigsiu tuo. Nieks iš jūsų negali žinoti, ar aš ką nors nusiteikęs išduoti, nepadoriai pasielgti ir taip toliau. Nieks iš jūsų negali žinoti. Aš pats žinau, ką aš esu nusiteikęs padaryti ir aš pats prieš save žinau. Čia ligonėms sakydavau pradžioj, oi, kaip čia bus, ar čia bus gerai. Sakau, tikrai garantuoju, kad jūs numirsite. Tai pradžioj būdavo, sakau, nes visi numirsime. Bet sakau, nuo šitos kraujo ligos aš nematau jokių šansų jums numirti. Dabar, nes kai kurios kraujo ligos, kurių net gydyti nereikia, nors vėžys formaliai žiūrint. O kiti kraujo vėžiai, siaubas, gali būti 2-3 savaitės ir viskas, nebe šio pasaulio gyventojas. Tai čia atskira tema. Tai aš žinau, kad aš mirdamas būsiu ramus, nes aš pabandžiau. Ar man pavyko? Kitas klausimas. Ar man iki galo pavyko? Kitas klausimas. Bet aš pabandžiau. Ir aš užtat kviečiu jūs irgi pabandyti savo dalelę pridėti. Šalia to, ką aš ir bandau. Užtat ir sakau, ačiū jums. Nes jūs jaučiatės žmonėmis. O tai yra pirmas žingsnis, norint ką nors padaryti. Ne tarnu, ne vergu, bet žmogumi jūs jaučiatės. Человек звучит гордо. Tegul būna originalo kalba ir tegul nekaltina, kad Vaitkus myli Rusiją. Sakau, ne, aš Lietuvą myliu, ne Rusiją. Bet sakau, jūs įlindot į mano smegenis ir sužinojot, kad Vaitkus kažką tai myli. Jiems reikalinga uždėti štampą.
Vaitkus kažką tai blogo daro. Visai nesvarbu, ką tas Vaitkus daro. Štampą uždėti, nes didžioji Lietuvos žmonių dalis pagal štampus ir gyvena. Tai aš galiu kreiptis tik tai į tuos, kurie bando mąstyti ir nori priimti sprendimus logikos ir savigarbos ir savivertės rėmose. Taip. Viskas. Ačiū Jums, viskas. Gerbiamas Eduardai, nuo bendruomenės žmonių, vaišnavų bendruomenės, mes jums padovanot norim pašto ženklą išleidom. Lietuviškas pašto ženklas, va čia, kad suverenai. Nu, žodžiu, tai va, labai Nes dėkojam. pašto ženklus renku, tikrai Tai taip. aš išgirdau, kad lietuviškus dar kažkokius tokius. Tai gerbiamasis, mes tada kviečiam jūs prasado, tai yra šventinto maisto, plovą paragauti, pagrosime. Paskui, jeigu norėsim, dar šnektelti kažką. Gerai, gerai. Tai va, Ačiū prašom. Jums. Ačiū. Ačiū Jums. Dėkojam. Ačiū. Gerbiamas profesoriau, nu aš tokią kietą vyrą nesu matęs. Nu, Žilvinas tas kažką pjauna grybais, kažkur ten neten, sakau, tu vynikis, su vaiku. Apie tratą šnekas. Nebe tave šneka. Nu, didelis, taigi aš su juo susitikęs buvau. Nu, va. Labai gražiai atrodantis. Gerbiamas profesoriau. Einu dabar suvalgysiu. Palaukit gerai, akis valgy, duokit man. Fainas susitikimas, sako, ačiū. Nu, Labai gerai. laikykime. Muzikantas, kompozitorius. Žinau, Aš sakė. jau palaikau jūsų Gerai. partiją. Ačiū. Хотите, мы проектор сейчас вот поставим, чтобы он крутился там? Вы можете? Ну да, сейчас. Окей. Он какой-то сделал. Давай-ка, звони. Хорошо. Что вы делаете? Aišku galima. Я тоже. Nu, tai jo, bet jeigu nieko nedarysim, tai tada mes pasiliksim. Jo. Ačiū Jums. Einu, ką nors užkąsti. Kas čia, sako. Tai nebūna, kad išnuomojate apsigyvent kažkam tas namukas? Nebuvo, ne. Čia nebent šventės tokios. Bet paskambintų, tai galima suderinti turbūt. Kaip sakot? Glėlės tokios, tai taip. Supratau. Ir aš manau, kodėl. Kad nepagedė, ten veikia. Ačiū labai. Čia tai turim dar kunigo kalbą. Tai ir kai šitą įveiksiu, paskui tada žiūrėti. Ačiū labai. Taisykitės, kur aprašau. Stovint gal daugiau sulys. Sveikiau. Sakot, sėdint. Reikia paaiškinti medicinos žinovai. Čia ir stalą galima atnešti, va. Stalas. Šiandien visą dieną duot galvoj, paskui. Šitą galim paimti stalą tenai. Nešti. Kojas neiškris gal. Va. Nu, tai tada kas nors dar prisėskit, kad aš ne vienas būčiau, nes negražu. Čia kaip kalnas pas Mohamedą ateina. Kas nors dar būkit geri, atsisėskit šone. Aš atsisėsiu. Kėdės tik reikia jo. Kam įdėti? Palaikysit kompaniją? Šiaip nebent į kampą va kažkaip tai. Palaikysit kompaniją. Būtinai. Gal jūs? Šaukštas ruošės kompanijos. Reikia šitaip va padaryti. Va. Super. Labai gerai, auditorijos apie 200 va stoji žiūrėjo. Oho, tai daug. Aš kai kėdė atsinešiu.
labai, nu kaip sakyt, sutapo tas laikas, kaip Kėdainiuose festivalis. Tai ten tūkstančiai žmonių. Ir būtų tikrai atvažiavę daugiau čia liaudės. Taip, nes dabar tas šventė Kėdainių. Taip vyksta dar. 4 dienas iš tikrųjų. Yra ta diena, ar ne, 4? Yra. Dar ir renginiai rytoj bus. Bažnyčio ir ten kitose vietose. O mūgės kaip? Mūgės tai šiandien. Rytoj nebus. Rytoj tik sekmadieninis turgus. Ant Krakio to kelio. Labai skanu. Gal atsigerti kaip pavadinuko arbatėlės? Melisos arba. Labai arbatos, jeigu galima. Ir tada kelis kartus arbatos melisos kartosiu, jeigu galima. Dabar kelsi Facebooką moktų. Šiltainė? Šilta. Į grupį kelkiu. Gal reikia? Nu va, kas galėjo pagalvoti, kad turėsiu tokį, kaip sakant, prie stalo žmogų savo TikToko live. Ir man... Va, mano TikTokas. Žiūri žovą kampe parašyti 180 brot. Ir paskui man irgi atsiųskite, aš pas save padėsiu, kad daugiau. Aš kompę iškirpsiu, nes čia bus labai ilgas Jo. Po to iškirpsiu. Sumažinti kokius gabaliukus. YouTube įkelsiu ir tada nuorodą atsiųsiu. Jo. O jūs mano arba... Mes esame kažkada susirašę Facebook'e, tai mes tada... Messengerį parašysiu. Tik tai to Messengerio aš ten baisiai daug prieina. Ai. Dar emailas mano Eduardas Vaitkus, vienas žodis, ar ne? Ir tada yahoo.com. Aš sakau, nusižvengiat kaip arklys, tai tada lengva atsimint. Eduardas Vaitkus vienas žodis, ar ne? Eduardas Vaitkus vienas žodis. Labai gerai. Ir tada yahoo.com. Aš dar vizitkę duosiu. Dangaus turtai. Tarp kitko, pradėjo Landsberginių šitie vasalai atakuoti ir mano verslą su Malinausku. Aš kaip suprantu, kažką atakuoja Ramanauskas, ar ne, kažką Malinauskas, kažką Šurajevas. Jie pasiskirstė, jie kryptingai veikia ir jie tiesiog atakuoja, šmeižia vienu žodžiu. Tai va, tai aš irgi pakliuvau po tuo jų, kaip sakant, šmeižikų. Nu čia metodika yra tokia. Ir labai sen nuo TSRS laikų atsimenu, kaip nepatarlė, kaip priežodis, kad uždedam dėmę, o paskui net jeigu ją ištrinsi, jeigu jos ir nebuvo, vis tiek pokytis pasilieka. To trinimo pokytis matosi ir kažkas reiškia vis tiek buvo. Tai aš sakau, kai pasakys, kad aš esu krokodilas arba driežas, aš negalėsiu apsiginti, kad aš toks nesu. Nes driežas, jis Rusiją myli. Ir tu gali sakyti, kad ne, aš to ir nei Rusijai nebuvau. Ir apie jokią meilę nekalbėjau. Ne, tu myli. Ir tada štampus uždedam ir pagal didelis kiekis žmonių pagal štampus ir mąsto. Ir viskas. Какой самой сути всего начал. Labai skanu. Pagal komentarus aš žiūrėjau, kad taip maždaug daugiau nei pusę tokie vatnikai, eikit į Rusiją, rašo. Ir va taip, o tie, kurie, matau žiūrovų daug, o tie, kurie normalūs, tai jie arba tyli, arba jau po to pradeda ir tuos spirginti. Sako, jūs ten Landsbergistai, jūs tokie. Toksai va, labai susiskaldę žmonės iš tikrųjų. Šitam kontekste aš grinai medicininį vieną, kuris labai svarbus ideologiškai suvokimui. Yra genetinė medžiaga. Mes visi ląstelės, yra citoplazma, viduj branduolys ir joje genetinė medžiaga. Ir pagal tą genetinę medžiagą mes visi tokie ir esame, ar ne? Išorės poveikis yra tam tikras, mus šiek tiek apšlifuoja. Paėmė padarė labai seniai eksperimentą. Paėmė pelytės, joms tam tikrą kvapą, paleido kvapą. Ir paskui, kai kvapą gauna, užuodžia tą kvapą, elektros srovę paleidžia. Ir vėl kvapas ir elektros srovė. Taip kelis kartus padarius, tada užtenka. Tik tai kvapą paleidi ir jau pelytė žino, kad elektros srovė trenks. Taip, vadinkim, pamuštravo tas pelytės, o paskui iš pelyčių paėmė kiaušialąstes, dirbtinio apvaistinimo būdu peliukus.
išaugino ir tiem peliukam paleidus tą kvapą, jie sunerimsta ir pradeda lakstyti. Nors jie elektros srovės negavo jokios. Taip. Tai kai mums įkala kažkokią mintį, čia atrodo kaip virš proto suvokimo Tai čia net mintys persiduoda. Ne tai, kad mintys, veikimo būdas, ar ne, jisai gali persiduoti. Taip, o tai yra įrodyta. Tai yra įrodyta. Ir tada pagalvokit, jeigu 12 metų vaikui parašyta istorijos vadovėlyje, kad jeigu ne Ukraina, Putinas jau būtų užpuolęs Lietuvą, tai šventa teisybė, jam 12 metų, 5 klasės vadovėlė. Tai reiškia šventa teisybė ir jisai su ta teisybė gyvens per visą gyvenimą ir savo vaikam aiškina. Taigi Putinas būtų užpuolęs. Ir taip mes nukreipiam visos tautos mąstymą tam tikrą kryptim, anas yra priešas. Nesvarbu, ar jisai ką nors padarė, anas yra priešas. Su anu kartu gyventi negalima. Arba jis, arba mes. Ribos kitos sugyvenimo nėra. Aš buvau Minske, toj bibliotekoj žymiojoje, ne? Ir kalbėjau su viena tokia moterim tenais. Apie politiką mes kalbėjom. Jis sako, Ukrainoje jau prieš 30 metų pradėjo ruošti su vadovėliais, su viskuota propaganda. Ir dabar jie užaugę vyrai, va tokie kaip mano, man 35 metai, maždaug tokio amžiaus jie yra. Ir jie jau dabar yra marionetės tenai. Siunčiami grinai konfliktą kelti. Jie buvo paruošti iš anksto. Kada aš gimiau, jos pradėjo ruošti. Jie taip ir tam tikrų požiūrių. Jie yra aukos. Taip. Tie žmonės yra aukos šitos sistemos, kuris juos išnaudoja savo tikslams. Tai juos irgi galima užjausti, bet problema yra tame, kad švietimo sistema, jeigu nebus sureguliuota, pas mus per 30 metų irgi taip pat išauklėjo. Panašiai. Aš prisimenu vadovėlius, lietuvių kalbos vadovėlius, kur būdavo tokie tekstai kaip Sibire vaikai miega apsigabinę negyvą mamą, kuri sušalo Sibire. Tai va tokie būdavo lietuvių kalbos pamokoje. Tokie skaitiniai. Tai aš jau supratau, kad tada nesuprasdavau, ar ne? Galvodavau, kodėl tokias baisybės rašo. Bet dabar supratau, kas čia buvo ruošiama. Čia buvo neapykanta ruošiama nuo senai, nuo to, kai aš buvau mokykloje. Ir mintis pagrindinė, rusai ne žmonės. Čia yra dar barbarai ir panašiai. Vienas principas, reikia nuo Hitlerio laikų. Reikia dehumanizuoti, jie ne žmonės. Ir užtat, kai juos žudai, tu nieko blogo nedarai, nes jie ne žmonės. Ir dehumanizavimo principas labai tvarkingai eina. Čia ne tik Lietuvoje, ar ne? Užtat Čaikovskis yra blogas, užtat Dostojevskis yra blogas. Iki šitokio absurdo, kur, TSRS laikais net negalėjai pagalvoti, kad galimas toks absurdas, koks dabar yra. Ir oficialiai, valstybinių lygių, tai baisiau negu baisu. 280 žiūri. Įdomiai kalbam. Aš pastebėjau, kad padvigubėja arba patrigubėja žiūrovų kiekis, kada valgai. Jeigu turi maistą ir daugiau ant stalo yra kažko. Čia labai skanu. Labai skanu. Aš neseniai buvau Šiaurės Kiprė, tenais, plečiu savo teritorijas, kur pardavinėti nekilnojamą turtą, ar ne? Tai kai objektus filmuoju, žiūri 20 žmonių, o kada ateinu į restoraną pavalgyti 100 arba 70. Tai jau taip, maistas jiems jau įdomiausias dalykas turbūt. Čia koncertuoja žmogus iš Latvijos. Tėvukas norėjo su jumis pasilavinti. Sveiki, sakau. Ir ačiū už palaikymą. Время и путь. У каждого у нас есть время и есть путь.
Bet gal tu darai laukušį? Čia rodai? Rodai. Pajungis, ne? Laivas, jo, ten 230. Oi, pailsėjau turbūt. Galiu trumpą prisijungti. Apetito nesugadinti. Baikit. Reikia tik tai atsukti. Va, pasikeičiam. Kad matytus nesusimato. Gerai, tai aš pagrindinį tokį, žinai, senai svajojau su jumis. Žinai, gal? Gal įdėti? Ne. Ačiū. Labas. Konstitucijos 21 straipsnis sako, kad žmogaus asmuo neliečiamas. Bet taip gavosi, kad sutiko ir su vedomis, su vedų raštais mes studijuojam, kad žmogus gali įkurti savo atstovus arba raktus sukurti sistemoms. Ir gaunasi, kad nuo 92 metų žmonės pavertė ministerijos asmenimis. Tai yra, nors tie asmenys turi būti žmogaus. O ministerijos, kaip žinom, jos dabar yra, vadinam, klano. Institucijos, nu? Faktinio vadovo, nes jį padarė dėl to, kad, kaip sakyti, jo, institucijos, tai pažeidžiant tą Konstitucijos 21 straipsnį, žmogaus asmo, o čia dabar gavosi ministerijos asmo. Ir gavosi, kad ta kolektyvinė sutartis, ta konstitucija, jinai kaip yra, kad nėra žmonių šitoj sistemoje. Pavyzdžiui, nėra nė vienos iškabos jokioje savivaldybėje, ministerijoje ar Seime, kad būtų žmogaus ten aptarnavimo skyrius ar kažkas tokio. Tai vat, mes iš tos pusės einam, kad aš žmogus ir mano tas asmuo, tai yra raktas į šitą sistemą, į šitą Lietuvą. O ta Lietuva, žmonių Lietuva. Mūsų visų, jo. Bet mes visi žmonės privalome sukurti sistemą patys, bendru sutarimu. Bet turim susigrąžinti tą asmenį, nes dabar ministerija. Turi, pavyzdžiui, Eduardo asmuo. Ne. Aš negaliu garantuoti ir nežinau, kad ar jūs sakote ministerijos. Valstybinės institucijos privalo būti kaip, kartais man sako, UABai užregistruoti. Valstybinės institucijos privalo būti užregistruotos, bet teisinį požiūrį, jeigu mes valdžią paduodam į teismą, mes turėtumėm teisme parašyti jos adresą, jos kodą, numerį ir taip toliau. Jo, sutinku, kad čia yra techninis klausimas. Jo, bet momentas tas, kad tas asmuo yra raktas į sistemą, yra ministerijos. Konstitucija, aišku, parašyta. Man niekas neoponuoja, tiesiog, kad kelis metus žmogaus asmo. Eduardo Švilpino asmo, tada aš ateinu, pavyzdžiui, pas notarą, arba liūdime kažkokį, aš galiu kažkada savo ataskaitą šaukti. Jeigu pamatau kažkokį šitą, 20 tūkstančių dieną surinko parašų, ar ten kažkas tokio. O dabar yra jūsas asmo mums primest. Aš to sakyčiau, nes aš vis tiek mano sritis yra medicinos. Taip. Mažvydas Mikinas, kur antras sąrašo numeris ir kur buvo mano 10 ranka prezidento rinkimuose, ar ne? Čia reiktų jums su juo padiskutuoti, nes aš tiesiog negaliu šituo klausimu, kur jūs man pasakėte dabar. Aš negaliu turėti savo nuomonės, nes aš per mažai žinau aplink, kas yra. Ne tai, ką jūs pasakėte, ar ne, bet aplink yra daug informacijos, kurią reikia žinoti tam, kad teisingai vertinti tai, ką jūs pasakėte. Tai jūs, ką matom arčiausiai šito, tai sakau, kadangi jūsų protas profesoriškas, matosi, neįlinis, toks labai viskas. Šį bei tą žinau, dalį, ne vis. Dievas davė, taip sakant. Tai va, tai suradom, kad tik tai tada, kada susigrąžinsim, tas asmuo bus mano, pavyzdžiui, civiliniai metrikacijai užregistruoja Žilvino Užkuraičio asmenį. Mes radom, kad per paštą galima gauti unikalų numerį, tai bus ne žmogaus numeris, bet,
asmens tapatybės, sakykim, ir tada bus mano. O dabar, kadangi yra ministerijos, viskas, žmonių nėra, jie sako, vien tik asmenys, jie kitaip, kartais įpina tą žodį žmogus, bet, tai va, tai tokia vat mintis, kad kada susigrąžinsim asmenį, kada viskas susistos į savo truputį čia aukštosios sferose, kur aš sakau, negaliu pasakyti jums nieko, sugrįžtu aš į dabartinę kasdieninę realybę. Jeigu Seime būtų politinė valia apie tai kalbėti, o valios tokios nebus. Išskyrus, aš esu už tai kalbėti, kas rūpi Lietuvos žmonėms. Jūs ir Lietuvos žmogus. Ir pakankamai kažkokiai daliai Lietuvos žmonių, tai, ką jūs sakote, yra svarbu. Tai aš už tokią politinę valią, kad šitos klausimus išspręstume taip, kad ir jūs būtų vienareikšmiškai atsakymai ir visiems kitiems. Tai vėl, tada sugrįžtų į tą banalų pasakymą, balsuokit už sąrašo numeris 5, nes tokią politinę valią prieš šitą sistemą. Mes esame nebejoti. Jo, gerai, jeigu jūs tęsite visą šitą reikalą, bet kada, man kliūna biškai, kada sako Lietuvos žmonės, jums gal žinėti dar truputį? Ne, labai skanu buvo. Ačiū labai. Bet arbatos dar jeigu galime. Šiaip mes turėtume būti, mes negalim priklausyti juridiniam asmeniui, bet jeigu būtų žmonių Lietuva, aš manau, kad valstybė kaip juridinis asmuo, tai būtų įformintas. Jo, bet tai dabar aš gimiau 66 metais Lietuvos... Ar 10 metų anksčiau. Jo, ir tai gaunasi, kad mes tie asmenys permesti į 92 metus. Ir gaunasi mes jau nebe žmonės, bet administraciniai vienetai. Aš suprantu jūsų mintį, sakau, bet aš neatsakysiu tą klausimą. O aš norėjau tiesiog tą temą galvoju, su Eduardu. Čia yra jau daugiau jūsų technologinis klausimas, kaip tas žmogus iš didžiosios raidės turi įsipilsyti į visos visuomenės kontekstą, turint omeny politinę struktūrą, nes valstybė yra kaip struktūra. Ir tada nereiktų labai nepasirinkti, tai būtų žmonių Lietuva su žmonių asmenimis, o dabar ministerijos asmenys, jie nenori. Nori konstituciją laužo, nori kariuomenę, nori cheminį ginklą nuleidžia, kas ten buvo. Aš tai paprastesnis mano variantas, už tuos, ką jūs dabar pasakėt, griežtai bausti. Ne truputį, o griežtai. Žmonių nėra, asmenys, jų asmenys. Griežtai. Tinku. Kaimynų. Tai va, tai... A tavo draugą draugė. A Gotautas mano vaiką draugą. Ar skanu buvo? Labai skanu buvo. Ir pudingą ragavot, jo? Pudingui vietos jau nebeliko, mano pajėgumai nelabai dideli yra, bet labai svarbus. Mane pasikvietė. Man vienas medikas, koks kolega sako, po 60 metais įjungia toks mechanizmas, kad vyras jisai jau reprodukciškai nebereikalingas gamtai, tai jam psichologiškai pradeda mintis, kad nereikia vandens. Jisai senatvė ateina tada, kada sudžiūna. Dehidracija vyksta. Bet jeigu geriam vandenį... Ir reikia vandenį ne tai, kad pusę litro iš karto, po truputį ir gurkščiot. Ir labai geras yra, seilės niekad negali būti tirštos. Ir tokios kartais, gal žinot, jeigu nuo jaunystės, ir putotos tokios, baltos putotos. Jeigu baltos putotos ir mūsų amžiui, organizmui baisiai peilis po kaklu ir negerai. Nes tada... Reiks prasitestuoti. Seilės turi būti skystos ir vandeningos, o jeigu jos putotos, reiškia labai trūksta vandens kūne, ir tada kraujotakoj irgi trūksta skystosios dalies. Gal čia girlys? Ne, čia atskirai. Ir tada, kai trūksta skystosios dalies, polinkis sukrešėti. Širdį kraujagyslės sukreša, miokardo infarktas, čia sukreša smegenyse, insultas. Vienas sukrėta, kad sukrešėjo, o sukrešėjimas gali būti per 2-3 minutės. Tai labai staiga. Ir vėl, būtum laiku išgėręs. Aš sakau, dabar sode dirbu, karšta labai, bet po 20 minučių namo pareisiu ir išgersiu. Su 20 minučių ir pratrūko. Su
20 minučių ir pritrūko, kad toliau, oi, turiu čia skubiai vieną dalyką padaryti. Gerai. Vandens klausimus sutarėme. Ir visais kitais, manau. Да, значит да. И нет, значит нет. И понятно тогда, что светит в конце того пути, куда намерен идти. Aš čia skubiai turiu šį visą padaryti. Čia jums į kelionę. Gerai. Ir plovo, ir šaukštas yra. Aš atsiprašysiu, ar galima Потом... Gerai. Ir aš noriu. Gerai. Taip. Nu, gal prie šitos lėkštės ne tokiais būdingais. Postas katale. Gerai. Aukštas, aš buvau toks. Taip. Ten gal nuotraukas apsikarpyti bus gal. Dar duokit 5, va taip. Nu, dar paversiu. Klausyk, spaudyti. Ir visą dieną aš šneku ir taip laikote. Dabar gal galima aš Gerai. Gerai, tai viskas. Ačiū, aš važiuoju turbūt. Gero gyvenimo. Gerai, taip, tai ačiū Jums. Susisieksim būtinai. Как это хочет подавлять. Но нужно инколи соблюдать. И волю каждый внедрять. Aš galvojau, kad jisai ir į Seimą kartuoja, viskas matoja. Ir aš tada džiaugiuosi, ačiū Dievui, kad jisai laiku pasirodė, nes dabar būtų Seimo sąrašuose. Nu. O iš jo sužinojau, kad aš gėjus ir mašinas perku oficialiai Mercedeso parduotuvėse ir dar kažką ten sužinojau. Nu, tai... Tai bet sąmoningai ką padarė. Nu. Gerai, viso. Viso. И предлагают стать этим лицом. Gera mašina. Viso. Išsisuks, manau, čia. Ten gerai, galima, ten, jo. Atpolas gali ten duoti? Ten galima, nėra duobių ten. Ten galima. Ai, vartus atidarysiu toj. Aš irgi mašiną rakinu, nesvarbu, kur nuvažiuoju. Tai žinai. Ką einam žiūrėti koncerto einam žiūrėti.